Taigi, eksperimentas, kurį pamatysit, tai vadinasi interaktyvioji magija. Viskas priklauso tik nuo jūsų. Turime, jeigu pilnai tam atsiduosit, tai ir pavyks. Jeigu vėl tik tai, kad žiūrėt, tai tada negaiškit savo laiką. Viskas, ko aš noriu, kad, aišku, geriausia būtų tiem, kurie manęs klauso per ausines, bet tai vyks ir per laptopą, ta prasme, ten per kolonėlės nėra svarbu. Svarbiausia atsiduoti eksperimentui pilnai. Ir dabar viskas, ko aš noriu, kad jūs ištiestumėt pilnai rankas priešais mane, štai taip kaip aš, lygiai grečiai viena kitos, štai taip ištiestumėt, būtent prieš manasis, kad ir užsimerktumėt. Noriu, kad jūs užsimerktumėt ir būtumėt užsimerkę tol, kol nepasakysiu atsimerkti. Ir nebežiūrėkit video, todėl kad aš išjungiu vaizdą ir kol jūs esat užsimerkę ir jūsų rankos yra ištiestos į priekį, aš norėčiau, kad jūs porą sekundžių visiškai apie nieką negalvotumėt. O dabar aš noriu, kad jūs įsivaizduotumėt, jog prie dešinės rankos jūsų pririšu helio balionėlį, kuris yra labai lengvas ir kelia jūsų dešinę ranką aukštyn ir vis aukštyn. Jūsų dešinioji ranka labai lengva ir helio balionėlis pakelia ją aukštyn ir aukščiau. O ant kairės rankos kraunu sunkias, storas, didžiulės knygas ir kairė ranka krenta vis žemyn, žemyn ir žemiau. O helio balionėlis dešinėje kelia vis aukštyn, aukštyn ir aukščiau. Jūsų dešinioji ranka labai lengva ir ji vis kyla su balionėliu, o dešinioji apsunkinta sunkių storų knygų leidžiasi vis žemyn, žemyn ir žemiau. Ir dabar aš norėčiau, kad jūs atsimerktumėt. Ir jeigu jūsų nors rankos šiek tiek jau pakeitė poziciją, tai yra tiek, galbūt kiekvieno tiek, tiesiog brūkštelkit po komentaru ar parašykit, būtent pažymėkit, kad taip pavyko.